Sveiki, taigi kviečiu Jūs turėti maldą su Dievo žodžiu. Ir šiandieną įvadas į šią maldą bus iš Jono Evangelijos 10 skyriaus nuo 1 iki 10 eilutės. Pasiklausykime. Iš tiesų sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau. Iš tiesų sakau jums, aš avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganykla siauras. Vagis ateina tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Taigi, jums buvo perskaityta Jono Evangelija, 10 skyrius, nuo 1 iki 10 eilutės. Ir joje mes girdėjome, kur Jėzus prisistato kaip gerasis ganytojas. Tačiau šiandien nedaugelis nori atlikti avies, juolab klusnios avies vaidmenį ir dar tuo labiau priklausyti bandai. Šiandien jaučiama įgimta alergija priklausyti bandai, kuriai vadovauja kiti. Ir mes susidurime su ta kultūra, kad jei tu esi asmuo, jeigu tu esi laisvas, jeigu tu esi asmenybė, tai tu turi būti nepriklausomas nuo nieko. Nei finansiškai, nei ideologiškai ir taip toliau. Taigi, ar tai iš tikrųjų yra asmens orumas ir asmens teisės ir iš tikrųjų, ar tai yra iš tikrųjų demokratinė kultūra, kuri mums perša tokį įvaizdį, ar ne, ir tokį pastoracinį, net galima sakyti, įvaizdį. Taigi, tai iš tikrųjų tokį įvaizdį taip pat mums perša ir įvairūs piknaudžiavimai esantis bažnyčioje ir netgi ir už jos ribų, arba tam tikri prisiminimai, nuoskaudos, neatleidimai. Taigi, ir todėl mes sakom, aš jau nebepriklausysiu bažnyčiai, nepriklausysiu šitai bendruomeniai, nepriklausysiu šitai bandai. Apie ką čia Jėzus kalba? Jisai kalba apie ką kitą. Jisai kalba apie tai, kad jis mus pažįsta vardu. Tai, ką liudija ir šis tekstas. Jisai mus kviečia vardu. O kviesti vardu žydų tradicijų ir kultūroje, tai turėti santykį, turėti ryšį su žmogumi. Ir bažnyčios esmė ir centras tai yra santykis su Kristumi, kuris mane pažįsta asmeniškai ir kurį aš esu kviečiamas pažinti asmeniškai. Ir dėka to santykio, dėka to pažinimo aš gebėsiu atskirti, kur iš tikrųjų yra kiti balsai, bet ne Kristaus balsas, ne Kristaus žodis. Ir jis tai parodo ir įrodo, nes jisai yra tas, kuris atidavė savo gyvybę. Atidavė savo gyvybę už mus. Taigi Kristus atsisako to dominavimo, to tokio vergiško pavaldumo reikalavimo. Ir tai nėra susiję, kad jisai trokšta, kad mes atsisakytume savo orumo. Atvirkščiai santykis su juo atkuria mūsų orumą. Ir kuris remiasi ne pinigais, ne valdžia, ne geru namu, ne gera padėtimi, ne saugumu, bet tikrasis asmens orumas net remiasi ne sveikata,
O tikrasis asmens orumas remiasi, jog mes sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą. Ir kai mes išgyvenam su Dievu tą sūnišką, dukterišką santykį, tuomet niekas nepalaužia. Nei sveikatos šlubavimai, nei finansiniai nepritekliai, nei kartais įtampos ar nesutarimai su kolegomis ar darbo praradimas. Toks žmogus išties yra pasitikintis Dievu ir su visišku pasitikėjimu einantis į gyvenimą ir į jo iššūkius. Taigi, ir čia išties Jėzus kviečia į bendradarbiavimą, į įsiklausymą, į nurimimą savo širdyje. Ir tam reikia Viešpaties šviesos, kad jis mus apšviestų, ar ne, ir kad suprastume ir įžengtume į jo kaimenę, taigi ne tam, kad mūsų smegenys būtų sudėtos į krūvą su visais kitais, bet kad mums būtų dovanojamas gyvenimo kelias ir bendradarbiaujant su Viešpačiu. Ir būtent iš to santykių su juo, kad aš galėčiau būti jo įrankis, Dievo įrankis, meilės įrankis žmogui, atrandantis kūrybingą būdą, kaip padėti kitam, kaip mylėti kitą, kūrybingą būdą, kaip atleisti, kaip susitaikyti, ar net galbūt padedant susitaikyti. Taigi, būti jo kaimenėje ir priimti jį kaip ganytoją, tai nereiškia prarasti save, bet tai reiškia atrasti mylinčio kūrėjo akivaizdoje save kaip kūrinį ir Kristaus akivaizdoje kaip tą, už kurį yra padovanotas gyvenimas ir kuriam dovanojamas naujas gyvenimas per mūsų Viešpatį Kristų. Viešpatie Dieve, aš meldžiu, išlaisvink mus iš tų klaidingų įvaizdžių, kad kartais mes bėgame nuo priklausimo tau ir kartais tai traktuojama kaip vergystė, kaip savęs praradimą. Aš meldžiu, padėk mums atpažinti, jog tikrasis priklausimas tau tai yra laisvė, Dievo vaikų laisvė, kai mes galime skleistis pagal tavo paveikslą ir panašumą. Palaimink kiekvieną, kuris keliauja šią kelionę. Amen. Tai gražios maldos su šiuo Dievo žodžiu ir tegul Viešpats jus laimina ir saugo. Sudie.